Taigi Ingrida Šimonytė pamačiusi, kaip atvirai viešinasi realus Lietuvos gyvenimas provincijoje ir miestuose, žmonės ne tik savo namus, bet širdis ir atvira, reiškia, kodo, reiškia, elektronika, reiškia, šitokį įsilaisvinimą pajutę žmonės. Ane? Kas įdomiausia, kvantika ir direkcijos. Beveik tas pats. Tik vienas saliavantiškai vadinamas futurizmas, kitas Lietuvoje vadinamas natūrali medicina. Kaip tai suprast? Iki Žemaitės žodžiai Kristijono Donelaičio niekaip nesuderinami su Maironiu ir Petru Cvirka-Kliučiu. Tiesiog skirtingas žmogus, skirtingas stilius, skirtinga higiena, bet įvargimo žmogus niekaip nepaslėpsės. Arba žmogaus iškankinto visokių, reiškia, šitų visų kompiuterių, kol nepraradedi. Tikiu savim, tikiu savo gamtą, tikiu savo natūralumu, nes tas padeda atskirti aktorių nuo tikros skausmo. Skausmas yra baisus dalykas. Ir aš patariu jums švedai padarė vieną žingsnį pirmyn į tos vakarus. NATO 0 kodus visi susivedę ant kaktų. Vai, NATO įstoja. Kas jūs padraskys? Prostitucija. Ten, kur yra žemai kodas, reiškia 13 rūt ar kaip ten. Vienu žodžiu, kodus pažiūrėti reikia, programėlį kodų yra, pasižiūrėkit ir bandykit logiškai suprasti. Tai yra paprasta lotyniška ir tarptautinis dalykas. Kiek mes perėjom chaoso teorijų? Jos visos baigdavosi prikėlimu žmonių. Kaip tai gali būti? Todėl, kad tai buvo išrinktųjų dalykas, kurie pabėgdavo į Izraelį prikelti. Tik tiek žmonės tai žinodavo, vadindami Izraelį šventų ir Jonim šventų iš Izraelio. Danutės tėvo, mano netikro senelio, reiškia, kurie mane vaikino žydai, Ramutės Trumilaitės, reiškia, sesers, manęs, abi prievartos duktėris, tos vienos Zaulatrės motinos. Baisiai atrodo, bet reikia kalbėti, kritikuoti, gal kaip nors Valančiaus draugiją sugrąžinti Žvilką mokiniams užaugti savaime, kai iš dienų į dienas pragertos darbo dienos, o naktys persisiautėjus pačiam savį. Su kodu Morzė 0, nes tai reikia save iškankinti, iškalbėti, išdraskyti. Vat Ramūno Berdulio mes išmetėm Morzės 0 kodą, neįsardom, neįsidrauskom, neprisižudom. Vat šitokia pabaiga chaoso teorijos. NATO 0 kodas įrašiau. Suprantama, kad tai kvantai. Suprantama, kad tai yra mokslas. Bet kaime jie aiškina, kad tai tiesiog kvailystės. Kvailystės su tiek diplomų. Arba liga su tiek diplomų. Vadinasi, tikrai buvusi ta beprotystė chaoso teorija. O jūs, žmonės, švenčiausi visam pasauliu, mes nieko netikim. Tai vat problema, kad jūs tik 7 išmanot tikslių mokslų. Kaip iracionalią matematiką, va Jėzus Marija bijot kaip velnio.
o tai yra psichoterapija. Ir daugybė mokslų paremta, kaip net fizika, net šviesmečiai, net modulis ir daugybė mokslo. Nes tai pliusas minusas yra visa esmė žmonijos gravitacijos. Suktis aplink. Kur tas gyvenimas? Į žemę. Išėjusių, neradusių ir savo pelenuos. Esmės gyvenimas.